Sveiki, su jumis ir vėl laida Yra kaip yra ir nėra kitaip ir sveikinuosi aš, Andrija. Aš Viktorija. Aš Indrė. Sveiki, aš Aurelija. Ir kadangi vadinasi Yra kaip yra ir nėra kitaip, tai mes taip nuoširdžiai ir pasakysim, kad įrašinėjom šią laidą šiek tiek anksčiau, negu išgirsit jūs. Ne šiek tiek, net gana anksčiau. Realiai nepraėjo net 2 savaitės nuo praeito mūsų įrašymo. Ir vėl mes jau čia. Todėl galbūt nebūsim tiek daug perskaitę, pažiūrėję, pamastę, bet vis tiek turim, manau, pakankamai ką jums papasakot. Tai Galim ir pradėti. Galiu pradėti aš. Iš tikrųjų labai keista kalbėti tik apie 2 perskaitytas knygas, nes jau dažniausiai taip nebūna. Bet pabaigiau skaityti tai, ką buvau pradėjus. Tai yra Autentiškoji Mongolija Dulgunt Sogbadar. Tai knyga man tikrai labai patiko ir negalėčiau sakyti, kad siūlyčiau visiems ją paskaityti, nes visų pirma reikia domėtis tą šalim, jeigu skaitai tokią knygą. O knygoje visko išties daug ir viskas taip gražiai glaustai aprašyta. Tai knyga maloni, malonus skaitimas ir malonus pasibuvimas toj tikrai autentiškoj Mongolijoje. Ir perskaičiau knygą Dieviškasis vėjas. Autoriai yra Rikihei Inoguchi ir Tadashi Nakadžima. Tai čia buvo viena tų knygų, kuri buvo mums ir primesta iššūkį pasirinkti pagal viršelį ir viena iš knygų, kurią perskaičiau šį mėnesį. Ir dabar kaip tik pasidėjau knygą šalia lovos, kurią pradėsiu skaityti, tai yra Karin Altegen Šešėlis. Bet dar nieko nežinau, nieko negaliu pasakyti. Ir viršelis gražus. Šiaip su labai suskaitytas. Tai galiu pratęsti aš, pas mane fronte nieko naujo, nes aš vis dar pakibus su Amerikana. Skaitosi lengvai, skaitosi įdomiai, bet tik tai nėra laiko tam. Ir jau atsiranda kaupimasis, kas verks, kai tu mirsi. Ypač po praeitos tinklalaidės ir Aurelijos pasisakymo, kokia prasta knyga, tai motyvacija labai maža. Bet aš tave paguodžiu 1,5 valandos ir po knygos. Bet man taip gaila tos 1,5 valandos, nes man patinka Amerikana ir aš nerandu valandos ar pusvalandžio jai skaityti ir dabar aš turiu 1,5 valandos skirti šitai nesąmonei. Tai tikrai liūdžiu, bet susikaupsiu, niekur nesidėsiu. Prisimink pagrindinę taisyklę, 1 pastraipą gali praleisti. Tai jau kokia 30 knygos. sekundžių. Arba perskaityk pradžią ir pabaigą, kaip mokykloje kartais darydavom. Arba dar galiu patikėti, ką pasakoja Aurelija. O, irgi. Aš tą beveik žinau, kaip Šarma pasakoja, kokių gerų knygų parašė. Va. Tai kaip ir skaičius. Taip. Aš pagalvosiu, kiek čia tos sukčiuvienės manyje yra. Taip pat. Gerai, tai galiu pratęsti aš. Tai paklausiau Aurelijos rekomendacijos ir perskaičiau knygą Žiauriausi 21 amžiaus serijiniai žudikai. Patiko, įdomu tokios tamsios knygos. Galbūt neišsiplėsiu, todėl kad jau Aurelija Nasi gražiai ją pristatė. Vienintelis galbūt pastebėjimas, tai buvau ne per seniausiai prieš kokį pusmetį mačius filmą Nurse. Tai būtų slaugytojas turbūt į lietuvių kalbą. Ir kaip supratau, tai filmas yra paremtas vieno nusikaltėlio siužetu. Tai tip top atitiko viskas, net iki smulkmenų. Ir tik tingėjau paieškoti, bet turbūt ta knyga, filmas bus paremtas tikrais faktais ir tikrai sukurtas būtent pagal tą bylą, ten kaip slaugytojas į lašelinės suleisdavo mirtiną dozę kažkokių tai vaistų ir vis keisdavo ligoninės ir mėtydavo pėdas, kol ten galų gale jį pričiupo. Tai šiaip knyga tikrai rekomenduotina tiems, kam patinka detektyvai, patinka tokie tamsus dalykai. Tai tikrai. Tada pradėjau skaityti knygą, perskaičiau apie 100 puslapių, tai Lana Levis Tobula pacientė. Ją išsirinkau visiškai atsitiktinai, nuėjau į abonementą, tiesiog norėjau kažkokio lengvo detektyvo, buvau neskaičius, pasiėmiau, pradėjau skaityti. Kol kas nieko daug negaliu pasakyti, nes dar net nepasakyčiau, kad veiksmas labai įsisiūbavo, taip tik tai truputėlį. Tai labai dar nekomentuosiu, galbūt kitas iki galėsiu pasakyti, ar gera knyga ar ne. Ir dar pradėjau skaityti vieną knygą, irgi perskaičiau apie 100 puslapių, bet apie ją pakalbėsiu truputį vėliau. Tai vienu metu 2 knygos? Taip. Jeigu dar atsimintume mano neperskaitytą karą, tai būtų netgi 3 tada vienu metu. Mes jau nebedrįstam apie ją net užsimint, kažkaip nepatogu. Tai aš dėl to pati ir užsiminiau, nes jau žinau, kad gal jums jau taip nelabai. Bet netrodo, kad ir tau baisiai smagu. Ne, tai jin priekaištingai žiūri į mane, aš tada
nepriekaištingai ją pagūščiau pečiais, taip va pasišnekam ir... Nu, jūsų santykiai tokie šeiminiški. Yra kaip Susigyvenę jau. yra ir nėra kitaip. Jo, yra kaip yra ir nėra kitaip, kažkada jin bus perskaityta. O dar grįžtant prie serijinių žudikų, tai čia tokia, jau po ano podcast'o išsikalbėjau su viena draugė, kuri irgi tą knygą skaitė. Ir kaip tik tuo metu, kai skaitė, buvo pasiėmus sergančią mamą pas save į namus, o kadangi mama gana prastai mato, tai sakė, jį kiekvieną vakarą prieš miegą jai po vieną bylą paskaitydavo. Tai nėra jau tokia tamsi ta knyga, pasirodo. Šiaip tai gal iš tikrųjų aš tikėjausi ne dar blogiau iš tos knygos. Kažkaip, kai pasiemi tokią knygą, galvoji, kad nu jau perskaitysi, tai ten nukraupsi, paširpsi, taip toliau ir panašiai. Bet matyt, jau tiek esu skaičius ir detektyvų, ir mačius tų visokių trilerių, siaubo filmų ir visko, kad truputėlį net pagalvojau, nu, tamsi ta knyga, bet taip savotiškai, tik tai tamsi, gal tamsi tiem, kas labiau skaito meilės romanus ir tada pasiema tokią knygą, tai tada tikrai apima toks tamsumos jausmas, kad, nu, kokioje mes čia visuomenėje gyvenam. Bet jo, kai skaitai detektyvus ir po to pasiemi šitą knygą, tai vieto man net atrodė, kad, nu, Per mažai žarnų. nu va, kažkas tokio. Galvau, kaip baisiai neišsireikšti. Tai jau, jo. Bet aš šiandien va mamai Aurelija matė, išdaviau knygas, dvi irgi panašiai tokios kaip dokumentinės. Viena dalis vadinasi Nesava mirtim, o kita aš neatsimenu, kaip vadinasi iš tikrųjų dabar va taip greituoju būdu. Bet pagal aprašymą tai turėtų būti labai panašiai kaip apie tuos žudikus, tik čia apie kaip vadinasi Aurelija tie gydytojai, aš pamirštu žodį. Morgo ten tie darbuotojai. Teismo medicinos ekspertai. Va taip šitie, taip ir sakiau. Tai apie šitus, tai turėtų būti irgi įdomu tos jų darbo kasdienybės, specifikos daugiau. Tai vat pažiūrėsim, ar mamai patiks. Tai čia gal reikia ir paminėti tą faktą, kad ta mano draugė, kuris skaitė, tai ji būtent šitos profesijos atstovė. Tai jėga, jai patiko. Taip. Tai ir puiku. Aš perskaičiau tik Iššūkio knygą, tai apie tą kalbėsim pabaigoj. Ir dar paskaičius tą knygą turėjau laiko, laukiau ir vis dar laukiu, kol ateis mano knygų siuntinys. Tai pagaliau priejau šiek tiek atgal prie savo fantastikos ir paskaičiau A Day of Fallen Night, apie 100 galbūt puslapių, tai nu jau judam po truputėlį į priekį ir galbūt jau visai netoli ir pabaiga mums bus su šia knyga. Tai tai laukiu So Long, See You Tomorrow knygos, kurią skaitom knygų klubui mano anglų kalba. Šiaip siuntinys jau turėjo kaip ir ateit, galbūt jau prieš porą dienų, gal turėtų ir šiandien ateit, bet kaip laukiu, taip ir nesulaukiu, tai tik tai tikiuosi, kad iki knygų klubo vis tiek ta knyga bent jau porą dienų prieš ateis. Bet tave paskutiniu metu arba kurjeriai, arba išsiuntėjai labai ignoruoja. Ne, jam visiškai nerūpi, kad ko man čia reikia, jie savo tempu, savo laiku dirba ir pristato, kada nori. Bet žinai, aš pagalvojau, kadangi ši laida įrašinėjama anksčiau, kita laida bus įrašinėjama gerokai po ilgesnio laiko tarpo. Tai gal jau šausim šampaną, nes būsi pabaigus savo fantastinę knygą? Nu, gal visai ir tikėtina, nes vis tiek bus ir atostogų laikas praeis iki kito įrašymo, tai aš net labai tikiuosi, kad pabaigsiu per šį laiką ir šitą knygą ir galbūt ir kelias ir kitas dar spėsiu. O iš žiūrėtų dalykų, tai šiek tiek daugiau, kelis filmus pažiūrėjau, tai tos perskaitytos knygos Iššūkiui filmą pažiūrėjau, tai irgi kartu prie progos papasakosiu nuomonę vėliau, bet taip pat teko nueiti ir kelis kartus, į kelis filmus vienu kartu ėjau į kino teatrą ir pažiūrėjau filmus The Invite, režisuota Olivia Wilde, jinai taip pat ir vieną iš pagrindinių veikėjų vaidina tame filme, tai labai rekomenduočiau, tikriausiai, kai išeis podcastas jau nebebus jisai kino teatruose, gaila, bet labai labai geras filmas, labai patiko, beveik nieko nežinojau einant žiūrėti, bet tikrai puiki komedija, daug juoko, bet taip pat ir gilių minčių, tenais apie 2 poras, vienai nelabai sekasi, jie pasikviečia kaimynus pirmą kartą aplankyti juos bute ir išsirutulioja tokie netikėti galbūt šiek tiek dalykai. Tai šitą labai rekomenduočiau ir prie progos galvoju, man patinka aktorė Jodie Comer, nueisiu į Robin Hoodo mirtį, tai, miriau gal aš žiūrėdama tą filmą, jis ėjo 2 valandas ir kiekvieną sekundę galvoju, ką aš čia darau. Man visiškai
nerūpi, kas čia vyksta, visiškai neįdomu, pusiau dar net nesimato nieko, nes toks tamsus filmas, ne tik tematiškai, bet ir vaizdiškai. Ir nekaltinu kino teatro, tiesiog būna kartais tokie filmai, kurie, ta prasme, taip nufilmuoti, kad ten jau turi vos nepasižibint pats. Tai šito filmo, tiesiog nuėjau, kad pažiūrėt, bet nelabai aš ten džiaugiuosi, kad aš sudalyvavau toj peržiūroj. Tai mano pažiūrėjimai tokie. Aš tai dabar truputuką. Galit juoktis, leidžiu. Jau net nebejuokinga, Aurelija. Juokitės, peržiūrėjau vieną romantinę komediją japonų. Toks visai ne mano skaitų. Vieną žiūri kitą. Ir dabar žiūri kitą korėjiečių serialą apie vertėją. Bet tiesiog toksai eilinis, paprastas serialas, kur labai smagiai žiūrisi. Bet čia vieša paslaptis, kad Aurelija gavo Netflixą. Taip. Ir nebelieka laiko knygom. Čia labai teisingai Andrija sakė, kad jis sukūrė monstrą. Visiškai. Man sakau, jau reikės pablokuoti gal akauntą, nes čia, Andrija, taip nejuokauk. kuo toliau, tuo blogiau, mes tuoj jos neištrauksim iš Netflixo. Ir labai faina, žiūrėjau laidą, prisiminiau. Gerai, kad priminytų tą Netflixą. Vadinasi Autentiškoji Mongolija. Apie... Oh my God, taip netikėta. Bet girdėta man kažkur ta laida. Taip, ir ji labai yra, kaip čia, laidos tęsinys, nes pati laida tai buvo sukurta iš visos Azijos, surinkus stipriausių sportininkų komandas. Po 6 žmonės iš Taivano, Korėjos, Japonijos, Vietnamo, Indonezijos surinko ir vyko žaidynės, kuri šalis laimės. Ir ten Korėjos komanda ganėtinai gražiai susibendravo su Mongolijos ir po kurio laiko pas mongolus nuvyko korėjiečiai ir jie ten turėjo viso labo kelias dienas, bet norėjo patirti tą Mongoliją. Tai jiem ten, žodžiu, visokiausių pramogų prigalvoja, bet tokie pakalė, ten tiek tie mongolai, tiek tie korėjiečiai, tai labai smagi ta laida susižiūrėjo, ten gal 6 serijos po 20-25 minutės, bet visiškai džiaugsmas pasakiau. Ir ar tu nebuvai minėjus kažką tinklalaidę knygos tokiu pat pavadinimu? Taip, tai va dabar ir skaičiau. Tai ar tai susiję kažkaip? Visiškai ne. Tiesiog autentiška Mongolija visur. Visur autentiška. Bet, iš visų pusių. Bet jie ant to ir loši, nes jie tikrai autentiški, ką tu ten bepridursi. Tai dar šitą buvau pamiršęs, kad žiūrėjau. Ačiū, Andrija. Dar kas nors, ką nors žiūrėt? Aš tik galiu vėl su čempionatu futbolo pasikartoti. Tai aš galvojau apie futbolą, gal reikėtų paminėti. Žiūrėjau, labai gaila, kad norvegai neišėjo, labai kažkaip... Turbūt palaikiau norvegus, tai todėl, kad jūs ir galiai nerealūs, nes šiaip tai... Ne dėl Harlano, ne? Juokingas jis toksai. Bet kažkaip tikrai jų ties ir galiai tokie labai gerą atmosferą sukurdavo kiekvienų rungtynių metu ir kažkaip, nežinau kodėl, bet norėjau, kad išeitų norvegai, o kad anglai išeitų aš nelabai norėjau. Nežinau, man jie gal nepatinka, todėl, kad jie vis vaizduoja save kaip kad futbolo išradėjais ir sako, kad reikia sugrąžinti futbolą namo. Ir dar turbūt reikėtų gerai paguglinti, ar iš vis pas juos yra kažkokių sąsajų su futbolo išradimu, nes tikrai manau, kad futbolas ne Anglijoje atsirado. Tiesiog. Tai toks šiaip įdomus faktas, Aurelija jau googlina, jeigu ką, tai galėsim patikslinti. Net tai, man atrodo, dabar anglai susitiks su Argentina berods. Taip. Tai aš labai tikiuosi, kad Argentina išsiųs juos namo tiesiog. Šiaip tai dabar sergu realiai už Argentiną, bet sergu turbūt dėl Messi talento. Tai tikrai, ta prasme, žmogus turintis neeilinių gabumų, sugebantis lyderiauti puikiai savo komandai, savo lyderystę vesti tą komandą į priekį, duoda atsiskleisti ir kitiems žaidėjams. Tai kažkaip šiuo metu palaikau Argentiną, nors gal reikėtų palaikyti Europos komandą ir kokią Prancūziją labiau palaikyti, bet tebūnie taip. Mes, kai rašinėjom, aišku, dar likę 4 komandos, jau kai jūs klausysit, jau jūs net žinosit, kas laimėjo, bet aš tai šiaip nežinau, kažkaip žiūrint tuos rungtynės, labai Argentinai atrodo, taip, maždaug, nieko, Argentina ten kažkas sulupo, ar ten užlipo ant ką nors, ar nusižeidė, Mesis tenai, kai viskas tvarkoja. Tai daug tokių kontroversijų yra, kad, galbūt per nuolankiai žiūri į Argentiną. Mano, tai aš vis užsergu kokią komandą, tai aišku iškrenta. Ir dabar tai taip net nežinau už ką.
nes realiai už Ispaniją negaliu, nes mano portugalai draugai mane nugalabytų, jeigu aš už Ispaniją sirgčiau. Tai jo, bet po pakalbėjimo mūsų per podcastą apie futbolą pradėjau ir aš žiūrėti rungtynės, tai taip miego mano situacija daug suprastėjo, nes nesiorientuoju kartais dienose, kokia čia šiandien, vakar, kada čia tie rungtynės buvo. Bet tokių tikrai labai įdomių rungtynių, pavyzdžiui, Anglija su Meksika, kai buvo, kai belgai gal žaidė irgi, tai tokių tikrai šitas Cabo Verde, Žaliasis iškišulys. Tai jų rungtynės, kai iškrito, tai wow, ta prasme, jie tenai kovojo iki paskutinio ir net niekada aš nebuvau mačius tos komandos žaidžiant, nei man ten labai kažkaip rūpėjo, bet po to tai atrodo net visas pasaulis fanais patapo jau. Ir įdomiausia dalis ta, kad ten gyventojų pas juos yra labai minimaliai. Ar net 30 ar 300 tūkstančių, bet tai tikrai nedaug. Girdėjau, kad maždaug Vilniaus dydžio yra tai Vilniaus gyventojų skaičiui prilygsta visa šalis. Tai vėl galim pasidžiaugti už tuos, kurie sugeba suformuoti tokio lygio komandą, ko nesugeba lietuviai su žymiai daugiau žmonių. Aš norėjau lygiai tą patį sakyti, kad atrodo, ko mums trūksta, jeigu tokia sąlyginai skurdi šalis, kuri realiai yra sala, sugeba išsiųsti komandą, kuri parodo palyginus dar tokią aukštą lygį, o mes kiek beinvestuotume į tą futbolą, kiek besistengtume, mums niekaip neišeina. Ir atrodo, turbūt tikrai turim kažkokių labai didelių sisteminių problemų futbole ir futbolo federacijai, bet ar mums čia spręsti. Ar žinot tą topinį klausimą, ką veikia lietuvių futbolo rinktinė laimėjus pasaulio čempionatą? Ne? Ne, atsakyk mum. Padeda savo PlayStation ir eina pasivaikščiot. O. Tai dar turbūt labai gerai, jeigu sugeba PlayStation laimėti, nes čia dar irgi turbūt klausimas, čia žinai, jeigu dažnai būna, kad jeigu nemoki gyvai žaisti, tai gali ir ant PlayStation'o nemokėti, nes taisyklių kokių nesuprasi ar dar ko. Ir dabar atsakau į klausimą. Taip. Anglijoje atsirado šiuolaikinis futbolas 1863 metais, bet toksai kaip pirmagimis yra fiksuojamas jau Kinijoje 3 amžiuje prieš Kristų, buvo vadinamas cudžu, nežinau kaip tarti, ir žaidėjai turėjo spirti odinį kamuolį į mažą tinklą. Tai net futbolas pagamintas Kinijoje. Va čia tai tavo žodžiai teisingi. Ir ne, aš anglų neatsiprašysiu. Tegul jie nesitikė. O dar šiek tiek grįžtant prie žalio iškišulio. Cabo Verde. Cabo Verde. Tai tiesiog tokia įdomi istorija, kaip, sakot, nesugeba suformuoti Lietuva savo komandos. Tai viena iš jų pagrindinių geriausių žaidėjų jie rado per LinkedIn. Jam parašė per LinkedIn portugališkai, jis portugališkai nekalbėjo, nes jisai gyvena Airijoje ir jisai iš pradžių galvojo, kad čia kažkoks bairis ir tiesiog metus ignoravo tą žinutę, kol po to angliškai jam parašė ir kad čia iš tikrųjų jį kviečia į komandą nacionalinę. Tai tokių dalykų būna. Žinot, grįžus susikursiu ir aš gal visgi išsipildys mano svajonė tapti roko grupės vokalistė. Niekada nežinau. Vokalistė iš karto. Ne, tai aš iš karto siekiu svajonės tiesiai. Taip, svarbu savim tikėt. Taip. Tai jeigu kas, nerašykit feikinių žinučių, aš tikrai labai tikiuosi tokios kaip jis. Tik rimti pasiūlymai. Ir žiūri mus, tarsi mes galėtume tokį pokštą iškrėsti ir parašyti feikinę žinutę. Ne mes, tikrai. Ne. Jau galvojant, ką čia. Jau kad mes negalėtume, tai tikrai. Nepokštaujame mes tokiais dalykais. Tai mes šiaip iš viso labai rimtos asmenybės. Šiaip jau. Kas ką dar žiūrėjot, kas ką matėt, kas kur buvot? Vyšnioj. Viršūnė. Klausai, kur buvau, tai viršūnė į vyšnės. Tikrai labai daug metų, norėjau sakyti, šiose vyšnėse, labai daug vyšnių šiais metais. Mačiau jau supasakojus, tai pas mus irgi daug. Bet už tvoros tai skinti nereikia. Pas mane irgi už tvoros, bet nenori, močiutė įkelia į vyšnę ir... Ar iškelia po to, ar tik jeigu gera būni? Visai pasitaiko. Aš tai vakar nuvažiavau pas draugus ir draugas buvo nupjovęs vyšnio šaką, kad pasiekčiau tiesiog. O, bet čia tai protingai. Čia tai draugas. Čia tai draugas, tai va. Atvinai linkėjimai. Taip, ir dabar aptarėm šitą mūsų gražią pirmą rubriką. Šiandien rubrika ant bangos kažkiek kitokia, nes nusprendėm nesirinkti knygos, o pasirinkti sezoną. Ir gal ne kiek sezoną, kiek vasarą, kiek atostogas ir pakalbėti apie tai,
ką skaitom, kai turim galimybę skaityti labiau, ką norim, kai būna vasara ir kartais skaityti tingisi ir kai galva jau visiškai neveikia ir nesinori labai jokios rimtos literatūros. Tai aš, kaip ir sakiau, prieš podcastą čia gyriausi. Tai mano jau kokia 4 vasara, kaip visi įsivaizduoju, jog parsinešiu namo meilės romaną ir man bus labai linksma jį skaityti, kaip man patiks. Ir kaip paskaičius pirmus 20 puslapių, kartais net tiek neperskaitau, galvoju, Aurelija, ką tu darai su savo gyvenimu ir išnešu jį atgal į darbą. Tai pernai iš tikrųjų visai pasisekė, nes panašiu metu pasirodė knyga Vestuvininkai. Irgi atrodė labai lengvas meilės romanas, toks visai fainas aprašymas. O paaiškėjo, kad knyga toli gražu nėra tokia lengva, tokia buka ir labai džiugiai aš ją perskaičiau. Ir tikrai siūlau, rekomenduoju, aš ją net ir rekomenduosiu vėliau ir tikrai daugiau papasakosiu, bet čia vienas tokių perlų, kur visiškai netyčia paėmiau ir labai labai patiko. Tai taip pačiai buvo ir su chemijos pamokom, kas lygti Viktorijai visiškai nepatiko. Nėra, kad visiškai, bet nepatiko. Tai va čia mano 2 tokios vasarinės knygos, kurias tikrai skaičiau vasarą ir ėmiau kaip labai lengvus skaitalus, bet nei viena, nei kita tuo nebuvo. Tai tikriausiai reikėtų pasakyti, kad nepriklausomai nuo sezono ir smegenų veiklos vis tiek pas mane knygos išlieka maždaug to paties tipažo. Aš tai šiandien pagalvojau, nes labai kompetitingai ir atsakingai ruošiausi šiandien štai tinklalaidai. Tai vasaros skaitiniam gal labai rekomenduočiau tuos visus romanus. Atrodo gana stori, didelės knygos, bet lengvai skaitosi. Tie tokie tipiniai laisvalaikio skaitiniai su pažymėtu romantikos ženkliuku. Ten Higgins ir panašiai. Jie apie nieką. Bet lyginant su kažkokiais lėkštais romanais, jie skaitosi gana lengvai. Būna netgi tokių linksmų vietų tose knygose, kur, tokį dar skaityti galiu. Ir net vasarai ir visai rekomenduoju. Ypač jeigu tikrai norisi tokio skaitalo, kad nereiktų galvot, nereiktų apkrauti smegenų, tai tikrai labai vertingi tampa tokie skaitiniai. Tai aš jau daug perskaičiu, būtent vasarom, bet paskui vienu metu kažkas atsitiko ir viskas visiškai užtrumpino ir nebesugeba aš tokių knygų skaityti. Aš senokai neskaičiau, jau nesu daug labai skaičius, bet šiandien gal dėliodama knygas užkliuvo akis ir galvoju, bet kaip tik šiandienai verta paminėti. Aš tai vasarą iš tikrųjų labai neimprovizuoju, skaitau tą, ką šiaip mėgstu ir visada skaitau, kažkaip tai meilės kokį romaną, tai jau labai seniai skaičiau, net nepasakyčiau turbūt kokį, jau net neatsimenu, bet turbūt neįtin patiko, nes jeigu kažkas būtų patikę, tai tikrai atsiminčiau. Tai dabar labai laukiau Alice Finney naujos knygos Mano vyro žmona, tai man neseniai iš knygos LT atėjo, kaip ir Andrija reklamos nedarau, nes knygos laukiu ilgai. Tai turbūt susiję gal su tuo, kad vasarą žmonės iš tikrųjų daugiau skaito, gal daugiau perka tų knygų, vežasi atostogas, tada aš nežinau, bet šiaip tikrai ilgokai teko palaukti, bet džiaugiuosi sulaukus, perskaičiau, kaip ir minėjau, tinklalaidės pradžioje apie 100 puslapių, tai tikrai labai iš karto pagavo. Pastebėjau, kad apskritai turbūt Finney braižas ir stilius man rašymo patinka, tai tikrai labai smagiai skaitosi. Nežinau, ar pranoks jos prieš paskutinį detektyvą Baisiai gražu, nes jis tikrai buvo labai geras, sakyčiau, stipriausias jos toks psichologinis trileris, bet kol kas tikrai šita knyga skaitosi neblogai, esu patenkinta ir daugiau nežinau, o ką skaitysiu po to, tai bus matyti. Bet žinok, aš netgi šiandien ryte kaip tik darbe pamačiau jos Akmuo popierius žirklės ir pati savo iškėliau klausimą, kuri knyga stipresnė. Nes Akmuo popierius žirklės ten labai įtampa sukuria su tuo namu, kai ten kažkas beldžias, kažkas krepšda, kažkas ateina, kažkas daiktus perdeda. Tai man realiai šita gal dar lengviau skaitėsi negu Baisiai gražu, nors ir Baisiai gražu labai patiko. Jo, aš pastebėjau, kad jinai turi tą tokį matyti, gal pamatė, kad pasiteisino ir pastebėjau, kad ir šitoj knygoj daug kas sukasi irgi aplink paslaptingą namą, tokį, kaip ir Baisiai gražu, irgi ten buvo toksai atokus miestelis ir atokus namas, ten, tai čia irgi toksai, tai turbūt jinai puikiai geba kurti nuotaiką vien tuo, kad pasirenka tokius kaip pasakyti. Mistinio prieskonio kažkokio įmeta, kur atrodo iš pradžių vos ne
ateiviai, kažkas vaiduokliai, o po to paaiškėja, kad ten viskas labai gražiai susišaukė ir jokio misticizmo nerasta. Jo, čia turbūt jos didelis pliusas, kad pradžiai atrodo, kad gal tikrai ten ar kokie ir vaiduokliai, ar dar kažkas, bet po to visa istorija stoja į savo vietas ir paaiškėja, kad ten tiesiog buvo žmogus ir taip viskas sukrito. Bet tikrai patinka ir man jos detektyvai, tai va lauksiu tavo vyro žmonos. Jo, yra labai iš tikrųjų daug knygų panašiais pavadinimais ir mes jau su Aurelija juokėmės, kad pavadinimas iš tikrųjų labai neoriginalus, nes tikrai yra ne viena knyga, ten mano jaunesnioji žmona, mano vyresnioji žmona, mano vyro žmona, mano žmonos žmona, vienu žodžiu, mano brangioji žmona. Tarp tų žmonų tai gali ir labai lengvai pasimesti. Bet tarp vyrų irgi. Ir vyrai irgi. Ir mano brangusis vyras. Ir dar ten visokių tokių irgi yra, kad tarptų sutuoktinių gali tikrai pasiklysti. Ir va dar kažkaip apie šitą tavo vyro žmoną, kaip pasakiau, apie tokius kuriozinius pavadinimus. Tai prisiminiau atvejį, kai dirbau abonemente, prie jo viena moteris ir paklausė Kobeno, kokia paskutinė knyga. Ir taip įsivaizduoju, kad vyksta pokalbis, kokia paskutinė jo knyga. O aš taip sėdžiu ir sakau, tu mirsi. Geras. Gal jai nebuvo geras, bent jau. Galvoju, čia jau tau koks nušvitimas atėjo ir viskas jau jai paskutinioji. Ir jau ten nabagi turbūt ir varpai pradėjo skambėti, bet iš tikrųjų, sakau, kartais tai būna visai tokių įdomesnių pokalbių su šitais visais pavadinimais. Nes kai laukiu tavo vyro žmonos, tai irgi įdomiai atrodo. O aš tai pagalvoju iš pradžių, ką aš skaitau per atostogas. Tai nelabai galbūt tokios atostogų knygos, nes, pavyzdžiui, Eiti kiaurai sienas memuaras Marinos Abramovič, ar Mažas gyvenimas, ar So You Want to Talk About Race, tai tokios gana rimtos, gana stiprios knygos, ne tai, pagalvojant, kažką norėtųsi galbūt lengvo, bet kaip tik man kažkaip iškrenta ant atostogų tokios gana stiprios knygos. Tai aš pagalvojau šiaip, ką tokio galbūt lengvesnio, kokią vieną lengvą knygą bandžiau atostogų metu skaityti, tai vežiausi praeitais metais į Kroatiją knygą She Gets the Girl, rašytojos Rachel Lippincott. Tai nusivežiau tą knygą, atsiguliau prie jūros, buvo aišku labai faina, karšta ir pradėjau skaityti tą knygą ir pradėjo byrėti man puslapiai tos knygos, kadangi buvo taip karšta, kad knygos puslapiai pradėjo tirpti ir kristi. Tai toks mano buvo lengvos knygos bandymas paskaityti, tada labai turėjau atsargiai vartyti tą knygą ir skaityti, nes tai gal rekomenduočiau pasirinkti, jeigu į karštus kraštus vežtis knygą, kad tikrai tvirtai ji įrišta, o ne klijuota. Jo. Nes kai tu pradėjai kalbėti, iš tikrųjų vienais metais pati atostogoms išsivežiau 3 knygas ir 2 iš jų buvo apie Šiaurės Korėją, o viena apie Kiniją. Tai komunizmas ir diktatūra ir apie Kim Jong-uno seserį, tai tikrai atostogos nereiškia, kad reikia skaityti, mano, kaip viena skaitytoja sakė, apie tai, kad jie gražiai, jis turtingas. Tikrai taip, netgi galbūt atostogos toks metas, kada gali rimtesnę knygą pasiimti ir labiau susikoncentruoti, net joje tai tikrai nebūtina. Ir gal kaip tik kažką turi lentynoje ar sąraše, kažką labai rimto. Ir vis nerandi laiko, tai tikrai atostogos turbūt turėtų būti jau tų tokių optimistinių geriausių variantų vieta ir laikas įgyvendinti visus tuos savo sąrašus. O šiaip kažką tokio lengvo galbūt, nebūtinai man čia labai patiko ta knyga, bet susitiksime rugpjūtį, Gabriel Garcia Marquez knyga, tai tokia labai trumputė, labai paprasta, tenai, sakau, nėra, kad pats turinys labai paliko gerą įspūdį, bet tokia atostogų metu, kadangi ten irgi tokias atostogiškai vyksta veiksmas, tai galbūt įdomu būtų paskaityti, ar kažką tokio kaip Madisono apygardos tiltai rašyto Robert James Waller, tai irgi tokia, meilė, bet ne visiškai tokia paprasta galbūt. Liūdna ta knyga. Gerai liūdna šiek tiek, bet, yra ir... Ne šiek tiek ir labai liūdna, ta prasme, žiauriai liūdna. Bet gal ne visi nori linksmintis per atostogas, gal kaip tik žmonės nori išliūdėti tą laiką. Ypač kaip, pavyzdžiui, dabar tai šiandien pagerėjo orai, viskas gerai, bet čia savaitę buvo tokie klaikus orai, kad gal tik skaityti liūdną knygą ir verkti. Bent ne tik dėl oro verki tada. Kaip čia knyga atitinka nuotaiką? O ten ir meilės, ir taip ir tragedijos, ar ne, ir pati
saldžiausia ta galbūt meilė, bet vat, visai galbūt tokia, kur žmonės galbūt nemėgsta skaityti visiškai tokių lėkštų romanų, tai vat tokia galbūt visai būtų gera knyga, tikrai ir filmas labai geras yra su Meryl Streep, tai vat parekomenduočiau, aš šiaip viskam rekomenduoju, visų atostogų ir metų laikams, tai 7 Evelinos Hugo vyrus. Manau, labai ir atostogom tiktų. Bet va, apie Madisoną tai taip ir buvo, aš pradėjau žiūrėti filmą, nes aš jo buvau nemačius ir prieš porą metų gal tik tai užmačiau. Ir man taip patiko filmas, kad vidury nustojau žiūrėti, perskaičiau knygą ir tada iš naujo peržiūrėjau filmą. Wow, įdomi strategija. Bet tikrai, jo, filmas geras. Prisiminiau. Aš žiūrėjau ir Velnias dėvi Pradą antrą dalį ir nepatiko. Prasme, gal nėra, kad visiškai nepatiko, bet paliko nusivylimą. Taip. Nes po pirmos žiūrėtos labai seniai dalies, to pirmo filmo, tai lūkesčiai tokie buvo užkelti ir tikrai labai nusivyliau ir vidury gal filmo vyras kažką pasakot pradėjo, aš sustabdžiau, sako, oi, aš tau atradau. Ne baisiai. Šiaip jeigu geras filmas, aš jau būčiau pasinervinus, bet nei kiek nesunervino ir po pokalbio tiesiog žiūrėti tą filmą ir gal net nebūtų baisiai tragedija buvus, jeigu aš jau būčiau nepažiūrėjęs iki galo. Tai truputį gaila, nes dėjau labai daug lūkesčių. Bet aš jų klausiu ir tikrai nuoširdžiai nepamenu. Visi aktoriai tie patys? Taip. Visi pagrindiniai ir net originaliam scenarijui buvo, ar iš vis nebuvo net galbūt scenos, kad jie visi 4 sueitų, bet kažkur iš aktorių, jeigu neklystu, Emily Blunt, labai, tai kėlė tą klausimą, kad galbūt galima kažką sugalvoti, kad vis tiek norėtųsi, manau, ir žiūrovams, kad bent jau kažkiek būtų tos visos grupės jų pagrindinių aktorių, pagrindinių veikėjų suėjimo į vieną vietą, tai vat, bet... Tai ten gal keli dialogai ir buvo tokie, kad jie visi kartu, bet, taip labai minimalistiškai. O tai kas 4? Stanley Tucci. Aha, tikrai. O kas jis toks? Aktorius gal Aurelija. Šefas, aktorius, jisai labai toksai itališkas ir nors šiaip amerikietis, bet šiaip dabar ir gamina daug ir kokteilius labai įdomius gamina. Tai jis pirmoji daly irgi buvo. Taip, jisai buvo tas Nigel, man atrodo, kaip jo vardas, tas Gird Your Loins, tas... Atsiprašau, mano smegenys jį blokuoja. Mados departamento gal viršiausias buvo, kur renkinėdavo ten tuos rūbus ir panašiai. Gerai, tikiu. Plikas. Tai kas? Aš tau tai parodysiu. Kai parodys tau, tai tu sakai... Aš tai tyliu, nes nors esu mačius pirmą dalį, bet labiausiai įsidėmėjo man moteris, o vyru aš vis neatsimenu iš to filmo. Nes aš irgi tik tas 3 moteris pamenu, o ten ir vyrų tikrai buvo jūs tu tikros? Kažkam tai reikėjo Anne Hathaway perrengt. Tai jis tau ir apsiėmė. Aha. Mažutė, tikrai žinai. Ne. Man matytas jo, bet nesu tikrai iš šito filmo. Jisai... Gal tikrai ne? Jisai filme Lovely Bones irgi, kur šitas pagrindinį tą... Tėvą ar maniaką? Maniaką vaidino. Tai vienas galbūt jo tokių pagrindinių rolių, o šiaip jisai daug filmų yra vaidinęs, bet, tikrai, manau, turėtum žinoti. Gal tikrai, ta prasme, aš niekada nebuvau labai didelė mėgėja ir fanė šito filmo, knygą tikrai skaičius, nes šita knyga pasirodė su ta Madame serija. Ir jos vienu metu tikrai buvo labai populiarios ir aš ten jų nemažai perskaičiau paauglystėj. Bet filmą mačiau ir žinau, kad mačiau, bet turbūt daugiau atsimenu tų tokių vos nereklaminių scenų, kur ten tuos paltus mėto, tašes ir panašiai. O pats siužetas kažkur išplaukęs. Nes tokius gal pagrindinis jo ta vieta, kai praneša, kad jinai jau čia ir jisai pradeda rėkti ant visų, kad pasiruoškit ir jinai jau ateina. Man dar biškai maišosi šitas filmas su tamis slaptoja agentė. Realiai man čia vienas ir tas pats, tai žinokit, neverta pasitikėti mano atmintim. Realiai labai skirtingi. Su Sandra Bullock. Wow, jo, tiesiog 1:1 filmai, jau taip tikrai gali lengvai susipainiot, tiesiog tas tip-top, ta pati tema. Ką ten abidvi padaro, paskui gražias. Jo. Kur mes buvom? Kaip aš atsiradom? Vasaros skaitiniai. Taip. Tai vasarą taip, nebūtinai kažką lėkšto, lengvo reikia skaityti.
galima ir kažką rimto pasiimti, ar ne, kiekvienam atostogos skirtingai, ar ne, pašaukia galbūt knygą. Pavyzdžiui, dabar į atostogas pasiruošiau vežtis Frankensteiną. Niekada neskaičiau, vis norėjau ir nusprendžiau, kad galbūt dabar yra tas laikas, nes pasiimsiu vieną detektyvą ir tą vyrutį. Tai tikiuosi, kad perskaitysiu, nebus kaip pernai, kad mėčiau knygas paskui save ir kai grįžau, tai nei vienos nebeturėjau. Nu, tikėkime, tu ten turėsi laiko skaityti. Nu kaip, realiai gal ir gerai neturėt laiko skaityti, kad tiek būsi užsiėmus, tiek visokių įspūdžių, kad net nebus kada tos knygos pasimti. Nebent daug keliavimo bus. Nu, tokio... Bus ir keliavimo, ir bus laiko lėktuvuose. Tai manau, kad gal tą laiką lėktuvuose aš ir išnaudosiu knygoms. Čia kai būna saugiau turėti knygą ir jos neskaityti, negu neturėti ir gailėtis, kad nepasiėmė. Tai prieš kiekvienas atostogas, pakuodamas lagaminus kuprines, įsėdu knygą ir savo primenu, kad nėra nieko naivesnio nei mama į atostogas pasiėmanti knygą. Tai geriau turėti nei neturėti. Bet iš tikrųjų labai teisingai, jau geriau jį tegul būna, jo labiau, kad tikrai nesunkios ir aš atsidedu kelionėms. Tai tikiuosi, kad gal kokiam oro uoste kažką ir perskaitysiu. Bent jau pavadinimą tai tikrai. Nu, arba tu pirksi mum lauktuvės tuo metu, tai neturėsi kada skaityti. Tai va, o dabar pereisim prie išteisinimo ir pasmerkimo knygų. Tai vėlgi galvojau, kągi čia teisin, ką pasmerkti, vis darosi sunkiau pasirinkti kažką šitai daliai. Kažkaip nesinori kai kurių labai galbūt įžeist autorių ar kažką, kur galbūt nelabai patiko, nors o ir gerų knygų tikrai skaičius, bet sąrašas taip pat trumpėja. Bet šiam kartui pasirinkau išteisint knygą Carol. Tai lietuviškai irgi vadinasi Carol, angliškai Carol arba kartais dar The Price of Salt galit rast pavadinimu. Tai rašytojos Patricia Highsmith knyga. Ir šita knyga galbūt man tokia aukščiau ir labiau galbūt patiko dėl to, kad filmas sukurtas pagal šitą knygą yra mano vienas mėgstamiausių, tai yra mano filmų mėgstamiausių topė. Dažnai, kai klausia kas nors, koks tavo mėgstamiausias filmas, tai aš tokį lengviausias atsakymas pasakyti, tai šitas filmas, kuris išėjo 2015 metais, tai galbūt jeigu būčiau tiesiog knygą skaičius pavieniai, be to filmo, gal ir nebūtų taip patikus, bet kai turi ką įsivaizduoti tose rolėse, tai tada galbūt labiau tokią įspūdį palieka. O ši knyga tai apie merginą Therese, kuri dirba parduotuvėj, tenai sutinka moterį Carol ir kaip prasideda jų draugystė ir po to jų meilės istorija. Tai tokia tikrai galbūt nėra pati, kaip čia, kažkokio labai veiksmo gal daug, ar kažkokių daug nuotykių, ar kažką tokio labai, nežinau, judesio, ar kaip čia net apibūdint, tokia gana rami knyga. Žinau, kad Viktorija irgi tikrai yra skaičius. Ir aš jos nerekomenduočiau, aš jas smerkčiau. Taip, tai žinau, kad aš atsimenu, kai kalbėjom, tai kad tau nepatiko. Aš dabar net pasižiūrėjau, aš jai daviau 3 žvaigždutes, bet jinai man tokia vat ir pasirodė labai vidutiniška, gal vat kaip tu sakai, mažai veiksmo, gal dėl to, bet aš jos tikrai nerekomenduočiau. Ir aš ją skaičiau panašiai, kai išėjo tas filmas ir skaičiau anglų kalbą, tada kai išėjo lietuviškai, tai iš karto nusipirkau ir norėčiau ir lietuviškai dar paskaityti, pažiūrėti, kaip vat dabar jau po daugiau negu 10 metų, ar ne, ar vat galbūt dabar paskaičius irgi gal nebūtų taip toks įspūdis ar tokia gera atrodytų ta knyga. Tai kai mes ją turim. Žinau, kad turim, bet ir aš turiu. Tai gerai. Tai vat, šitą knygą teisinčiau, o pasmerkt šiam kartui pasirinkau Achilo giesmę. Tai The Song of Achilles, rašytojos Madeline Miller. Labai turėjau didelius lūkesčius šitai knygai. Mano pažįstami draugai taip išliaupsinę ją, kad wow, kokia nereali knyga, pakeitė mano gyvenimą, vėlgi tenais tiek, čia jau veidai iš šonų, tai tokie, jau žinau, kad sproks ir norės irgi kalbėti. Tai labai puiku, aš žinojau, tikėjausi to, bet taip, tiesiog, kiek mačiau, kai ta knyga išėjo, visi taip skaitė, visi ten 5 iš 5, ten geriausi įvertinimai, geriausi, ta prasme, kalbos tokios buvo, kad tenai aš paskaitysiu tą knygą ir kaip vos ne kai alchemikas, ar ne, nušvisiu. Bet, kaip ir su alchemiku panašiai gavosi ir su Achilu. Užtemai. Tai va, tai toje knygoje, ar ne, ir yra ta Achilo istorija nuo
vaikystės, ar ne, ir jo meilės istorija su, kaip jisai. Tu kol ieškai, tai aš pasakysiu, dėl ko taip šypsojusi. Man labai patiko pikdžiuga Viktorijos veide, nes jį reikėjo taip pamatyti. Bet aš, žinok, pasirašau po kiekvienu žodžiu. Aš taip pačiai nesupratau, kodėl jinai ten taip įvertinta. Mes skaitėm knygų klubui. Aš tikrąją to žodžio prasme atsikankinau visaip kaip ir fiziškai, ir mentaliai, ir visaip. Ir tikrai nesuprantu, kodėl ją liaupsino. Nu, taip pačiai kaip ir alchemika. Taip. Suradau, vat, tai apie Achilo ir Patroklio, jų draugystę, jų tada meilės istoriją ir, nu, kaip rutuliojasi viskas ir užsibaigia. Ir ta ypač pabaiga, aš paskaičiau, padėjau tą knygą, galvoju, Aha. Kur čia tas puikumas, Jo. kur čia tas, wow, meilės istorija ar dar kažkas. Labai, labai, labai nuvylė mane šitą knygą. Ir tikrai nerekomenduoju. Ir mes, kaip minėjau, skaitėm ją mano jaunimo knygų klube, tai linkėjimai merginos. Ir neatsimenu, nuoširdžiai neatsimenu, blogus dalykus smegenys blokuoja, turbūt neatsimenu, kuri parekomendavo, bet atsimenu, kad labai vaitojau ir sakiau, už ką čia taip nekia žmonių, kad tokią knygą parinkti. Tai labai baisu, tikrai. Tai va, tai tikrai nustebino, kad vat tų draugų, kuriems labai patiko ir rekomendavo, kad dažniausiai sutampa mūsų nuomonės, tokias knygas skaitom, tai tikrai labai tikėjausi gerų dalykų, bet ne visada taip gaunasi. Aš tai gal norėčiau pradėti nuo to, ką nerekomenduoju ir smerkiu iš karto labai. Tai Tracy Bloom niekas nesimyli antradieniais. Ir nerekomenduoju ne tik dėl to, kad mylis ir antradieniai žmonės, bet labai lėkšta knyga, vat kaip tu, Aurelija, minėjai. Jis gražus, oi, tai yra jį gražiai turtingas, bet čia ir taip vienos nakties nuotykis, jinai upsynės čia po to vienos nakties nuotykio, tada susitinka, o pasirodo jo žmona dvynukų kaip tik laukėsi, ne tik jinai neščia nuo to paties vyro, bet ir jo žmona. Nu taip lėkšta. Čia beveik kaip Maskas, kur eina, ten vaikų palieka. Nu, vad grinai, nu tai taip neįdomu, nu kažkaip nežinau, tai labai nuoširdžiai nerekomenduoju, nieko negausit tą knygą paskaitę, nebent sutaupysit laiko neskaitę. Ir nuoširdžiai rekomenduoju, nu bet jau čia tokia mano stilistika, Hoga Regina Egbeme Už auksinių grotų, aš gimiau hareme. Tai yra tokia kaip ir romanas, bet daug dokumentinių, biografinių faktų yra apie vokietę moterį, kuri išvažiavo, ištekėjo už šeicho, tapo viena iš haremo moterų. Tai Už auksinių grotų aš gimiau hareme, tai apie tos vokietės gyvenimą, kaip ji pateko į haremą. Ten susilaukė dukters, ta dukra ir augo hareme. Vieną savo dukterį ji pasirodo buvo palikusi Vokietijoje. Tai labai, sakyčiau, sukrečianti knyga. Tu pagalvoji, kaip moteris, suaugęs žmogus pats gali priimti iš kitos kultūros, iš kitos visuomenės. Kaip gali priimti tokį sprendimą gyventi hareme, dalintis vyru su kitom moterim, gimdyti jam vaikus, auginti su visom kitom moterim kartu. Ir man, kaip mamai turbūt, tai keisčiausia, švelniai tariant, buvo, kad dėl tokio gyvenimo ji vieną savo vaiką jau ir paliko Vokietijoje, pati net neaugino. Tai kažkaip taip tokia paliečianti knyga, tai nuoširdžiai rekomenduoju paskaityti. Tai aš paantrinsiu Andrijai, kad kuo toliau, tuo sunkiau turbūt išrinkti knygą, kurios nerekomenduoji, nes turbūt nežinau, kažkaip gal atsakingai renkuosi knygas ir dauguma jų mane būna, kad tenkina. Bet vis dėlto perkračiau tą, ką skaičiau jau senokai, tai jau labai gerai neatsimenu siužeto, bet bus autorių dueto Greer Hendricks ir Sarah Pekkanen knyga Tu ne vieniša. Čia kaip ir yra trilogija tų knygų, yra pirmoji knyga berods buvo Anonimė, kita buvo Kita moteris, o trečioji, kurios nerekomenduočiau, tai yra Tu ne vieniša. Tai pirmos dvi dalys čia istorijos nesusijusios, tiesiog nežinau, kodėl trilogija, gal kad autorių duetas rašo tas knygas, tai Anonimė ir Kita moteris man visai patiko, visai taip lengvai susiskaitė, o Tu ne vieniša, tai neįtikino manęs istorija, gal kaip ir skaitėsi lengvai, viskas gerai, bet tiesiog va, kaip ir jau
nesykį paminėjom, perskaitai knygą, bet iš jos, nieko negauni, nieko nepasiemi ir tada galvoji, kad tą laiką turbūt būtum praleidęs kažkaip prasmingiau. O ką norėčiau rekomenduoti, tai tikrai irgi nebus labai lengvas skaitinys, bet kadangi jau prieš tai apkalbėjom, kad vasarą ir nebūtina skaityti tik lengvus kūrinius, galim skaityti tai, kas tiesiog mums patinka ir prie širdies, tai būtų Seung-Yeon Lee, nežinau ar gerai ištariau, knyga Sesuo, pavojingiausia moteris pasaulyje, Kim Gyeon-chong iš Šiaurės Korėjos. Tai iš tikrųjų labai patiko, nes leidžia turbūt į vieną paslaptingiausių pasaulio šalių pažvelgti iš arčiau, susipažinti kažkiek su ten veikiančiais kontrolės, propagandos, politiniais mechanizmais. Taip pat įdomu tai, kad rašo apie moterį, nes kaip ir dauguma autoritarinių valstybių, tai labiau vyrai dažniausiai būna prileidžiami tiesiog prie valdžios ir prie svarbių postų sprendimo. Čia moteris turi labai daug įtakos viskam kam. Ir iš tikrųjų knyga padeda geriau pažinti ir pačios valstybės valdymą, ir kaip ten viskas vyksta, kaip tos dinastijos viena iš, kaip pasakyti, perėmė auga, turi vis daugiau įtakos, perima valdžią tą vis didesnę, savo rankose koncentruoja. Tai iš tikrųjų tikrai rekomenduoju, gera rimta knyga. Tai čia ta, kur atostogom vežiausi. Tai va, tik pateisinam tai, kad nors ir atostogos, nebūtina skaityti vien tik tai blevyzgas. Taip, nes ir man jį labai patiko. Tai irgi rekomenduočiau. Ir kas svarbiausia, žinai, man patiko ta dalis, kur iš tikrųjų jos nuotraukų, tokių nėra labai daug, bet ji tokia mažytė, gražutė moteris. Bet kai paskaitai, tai ten realiai šėtonas visiškas. Jo, gal labiausiai ir intriguoja tai, kad tu skaitai ir supranti, kad jinai nors ir yra moteris ir atrodo turėtų būti gal kokia tai jautri ir empatiška, kaip mes esame įpratę, kad moteris vis tiek jos turi daugiau švelnumo negu vyrai. Tai ten skaitai ir supranti, kad dar kitiem galbūt netgi, kaip aš sakau, vyram, kurie nori jau ten labai valdžios, nori būti visokie valdingi, demonstruoja ten tą savo jėgą ir taip toliau, dar iki jos toli šaukia. Ir kas svarbiausia, palygint ją ir dabartinį Šiaurės Korėjos diktatorių, tai jis yra ta švelnioji pusė tarp šitų brolių, nes kai ar jai atsitiks taip, kad jį perims valdžią, tai tas raudonas mygtukas su branduolinė bomba bus paspaustas tą pačią akimirką. Nes čia yra visiškai jos svajonė, visiškai. Wow. Kiekvienas turim savų fetišų, žinoma. Aš gal sakysi, kiekvienas turim savo svajonę. Aš irgi kažkaip svajonių tikėjausi, bet gal teisingai. Čia žinot, kaip kažką labai nori įgyvendint, tai vat pas ją ir yra tas branduolinės bombos paleidimas visiškai. Ir vat Indrė, kai skaitė, tai žinot, ten buvo rašoma vienas skyrius apie tai, kaip ji žiniasklaidoje atsiliepia, tarkim, apie JAV, apie kitas šalis, koks žargonas. Aha, tai tokia labai nepraustaburnė ir visiškai. Ir turbūt ji yra ir pati iš savęs tokia, bet turbūt kaip ir knygoje bandė perteikti, tai kad jai tokią šiek tiek į rolę pats režimas suteikia, kad jai leidžia kalbėti tą, ką jinai nori ir sklaidytis tais purvais kairėn dešinėn. Pavyzdžiui, ten gal kažkokiam kitam ministrui ar kažkam net ir neleistų taip daryti, lieptų prikas liežuvį ir švelniau, o jai va leidžia tą daryti ir jin tą puikiai ir sugeba. Ir tikriausiai šiai dienai tai yra galingiausia moteris pasaulyje. Net ji Taylor Swift, manau, nurungė. Tai jau čia rimta. Tikrai rimta ir visai skamba įdomiai. Taip, knyga tikrai labai gera, iš tikrųjų. Ir ką va ir Indrė minėjo, tai ten viskas prasideda nuo tada, kaip tie Kimai įžengė į valdžią. Tai senelis, tėvas, dabartinis valdovas ir šita sesutė. Įdomu paskaityti, kaip sugebėjo taip apsukti visą liaudį aplink pirštą. Jo, tas ir buvo įdomu sužinoti. Aš turbūt dėl to irgi Aurelija parekomendavo tą knygą ir aš labai greitai pasirašiau šitai rekomendacijai, nes mane iš tikrųjų politiškai domino, kaip jie sugebėjo taip įsitvirtinti, apsukti tą liaudį aplink pirštą, nes vis tiek propaganda kaip propaganda, bet turi per tą propagandą kažką ir ištransliuot, kas liaudžiai būtų priimtina, kad tu įsitvirtintum valdžioje. Tai. Ir kai pagalvoji, kaip gyvena jų liaudis, kai ir badas, ir nepriteklius, ir elektros trūkumas, žodžiu, viskas, kas blogiausia, atitenka
tiems už sostinės ribų gyvenantiems. Ir kai paskaitai, kaip gyvena šitie valdininkai, du skirtingi pasauliai. Vilos, privatus lėktuvai, įspūdingi namai, o ten žmonės verda tiesioginė prasme medžio žievę, kad biškai kažkokio skonio turėtų jų tas buljonas. Tai knyga tikrai, aš sutinku su tavo rekomendacija. Tai va, dviguba rekomendacija. O aš, kaip minėjau, ieškojau kažko tokio truputėlį labiau vasariško, tai pasirinkau Vestuvininkus. Ir tikrai tą knygą siūlau drąsiai paskaityti. Vyrams gal nelabai, bet faktiškai moterims tai kiekvienai, nes tikrai turėtų patikti, kadangi viskas prasideda labai paprastai. Pagrindinė veikėja išduota vyro nusprendžia pasipuošti, išsinuomoja brangiausiam viešbutį, kuriame labai seniai norėjo apsistoti, prabangų kambarį su ta mintim, kad ji nuvažiuos ten, prigers vaistų ir nusižudys. O ji kaip tik papuola, toks kaip ir nesusipratimas gaunasi, papuola į didelės prabangės vestuves ir ji vienintelis svečias, kuris nepriklauso ten tai svitai vestuvių. O tos vestuvės irgi mergina teka, nes jį taip liepė tėtis. Vyras veda, nes jam tai būtų paranku verslui. Ir tada atsiveria labai daug visokiausių nuoskaudų, problemų. Ta nuotaka ją įkalba vis palauk, kol jis susituoks, kad jai vestuvių nesugadintų. Aišku, pirmiausia, apie save pagalvoju, bet sako, jei tu nusižudysi, čia suvažiuos policija, žurnalistai ir kaip mano vestuvių nuotraukas atrodys, jeigu čia pašaliniai vaikščios. Ir galų gale taip įsisuka viskas, kad ji pati tose vestuvėse pradeda dalyvauti, atsiranda tų tokių visokių povandeninių srovių ir galiausiai niekas nemiršta, visi ten vienaip ar kitaip. Spoilers? Lalala. Vieni ar kitaip išsprendžia ten tuos savo kažkokius taip gyvenime vykstančius nesusipratimus, bet tikrai labai faina knyga ir vasarai labai visai siūlyčiau. O nesiūlyčiau tai Katrijonos Vard Paskutinis namas nereikalingųjų gatvėje. Skaitėt? Neskaitėt? Ne, bet panašu, kad gerai, kad ir ne. Tai yra knyga apie vyriškį, kuris gyvena paskutiniam name, turi katę, ta katė skaito Bibliją, turi dukrą, kuri važinėja nuolat rožiniu dviračiu po namus, nežinau, ten turbūt tas namas ratu gali suktis, nes jis ten tuo dviračiu mina krosą. Ir galų gale paaiškėja, kad visi tie veikėjai yra jis, nes jis yra psichinis ligonis. Ir ten susukta, bet ta prasme, Andrė, galėsi uždėti pipsiuką, nes labai noriu pasakyti, šūdų malūnas. Nespėjau. Tikrai, žinokit, klaikiai prasta knyga ir neverta net gaišti savo laiko. Tikiu, kad yra kažkas galbūt, kam ta knyga patiko, bet man tai ten buvo visiška kančia. Ir aš ją skaičiau su ta mintim, kad galbūt pabaigoje viskas išsirutulios taip, kad suprasiu, jog čia tikrai yra perlas. Šūdų malūnas. Bet ir skamba keistai, kažkaip tai, va būna, jūs rekomenduojat knygas ir aš dar pagalvoju, norėčiau paskaityti, gal va kada reikės, bet čia va kaip pradėjai pasakot siužetą, tai net ir atrodo, kad neverta skaityti, nes nesąmonė kažkokia. Vienintelė vieta, kad sudomino, tai ta katė, kur Bibliją skaito. Bet kai katė pasielgia blogai, ją keliom dienom uždaro į narvą, o vėlgi, spoilinu, užsidarydavo jis ten pats. Pats save nubausdavo. Okay. Bet taip ir buvo. Kas vyko rašytojo galvoj? Aš tą patį pagalvoju. Dažnai pagalvoju. Jo, nes vis tiek kažkas galvoj turi vykti, kad tu tokį siužetą išmastai. O čia jau gal yra taip, kad labai nori parašyti knygą. Labai nori parašyti. Gal tu turi kontraktą ir privalai parašyti knygą iki tam tikro kažkokio termino. Ir jau kai tave gerai prispaudžia, tai rašai beleką. Ir po to pabaigoje bandai tą beleką apjungti vienį, kuris būtų bent šiek tiek logiškas. Tai čia nepasisekė. Tikrai nepasisekė. Tikrai būna tokių, ar ne, kad reikia, tai rašai ir ką jau padarysi, tiesiog tada kenčia skaitytojai, nes tokios knygos išeina vis tiek į viešumą ir vis tiek žmonės kartais susidomi ir galvoja, gal čia bus visai nieko, bet ačiū. Ir tikrai, tas aprašymas jis keistas, bet kažkuo įtraukiantis, lyg ir užkabina. O tada, kai pradedi skaityti, supranti, kad labai negerai. Tai yra 2 knygos, kurias gailiuosi, kad gaišau laiką ir skaičiau, ir šita yra viena iš tų. Čia kaip yra posakis, jeigu gali nedainuot, nedainuok, tai čia jeigu gali nerašyt, nerašyk. Man pradinėse klasėse tai pasakė. O man irgi taip yra sakė. Čia apie dainavimą ar apie rašymą? Apie dainavimą. Ir nedainuoju po šiai dienai. Tai baigit, mane tik tai irgi priėmė tik į bažnyčios chorą dainuot, kitur ne, tai irgi įtariu tik dėl to, kad tiesiog pagal krikščionių mokymą jie negalėjo atstumti manęs.
Aš gal labiau girdėjus, jeigu gali nekalbėti, tai nekalbėk. Tai kol mums dar taip niekas nepasakė, tai Tai va. tęskime. Tęskime toliau. Ir puikiai dabar galim perėti prie paskutinės mūsų laidos dalies, tai prie mūsų iššūkio. Ir praeitą kartą primečiau aš iššūkį, kuris vadinasi knyga, kuri patraukė tavo dėmesį dėl viršelio. Tai galvojau, kad bus gana lengva pasirinkti. Nu, ta prasme, kaip sakiau, kad sunku, nes daug knygų turiu pagal viršelį nusipirkus, bet tada pagalvojau, iš karto kilo, gal šita, bet tada pradėjau dėliotis, kad gal ir šita visai būtų įdomu, bet nustebinau save, pasirinkau ne tą, ką iš pradžių jau buvau kaip ir turėjau viziją vieną knygą ir aš ją išsitraukiau, tada galvoju, pažiūrėsiu, ką dar turiu. Ir tada pakabino mane visai kita knyga, netikėtai. Tai aš perskaičiau knygą The Mad Women's Ball. Tai yra prancūzų rašytojos Victoria Mass. Aš šitą knygą pirkau, jeigu gerai atsimenu, Londone. Tai vienas iš mano suvenyrų kelionių. Ir labai patiko man šitą knygą. Pati save nustebinai? Pati save nustebinau ir pasirinkimu. Ir galbūt galvojau šiek tiek, kad kitokie dalykai vyks šitą. Šiaip jie psichiatrinė. Tu esi šitą knygą skaičius, taip. Goodreads mačiau, bet nėra įvertinimo. Lietuviškai ji vadinasi Pamišėlė. Pamišėlių puota. Taip. Ir aš nustebau, kad išversta jau į lietuvių kalbą ir nors... Ir ji išversta, atsiprašau, gan seniai, todėl, kad aš ją buvau įvertinus gerai, bet čiagi vienais metais kažkokiu mistiniu būdu ištryniau Goodreadą. Ir turėjau viską iš naujo susidėlioti ir jau nebevertinau to, ką buvau primiršus. Bet aš žinau, kad man labai patiko ta knyga. Ir veiksmas tenais vyksta Prancūzijoje, Paryžiui, ligoninėje, kurioje gydomos tuo momentu jau tik moterys, kurios yra pamišę. Crazy, ar ne, ten visokios. Čia yra istoriškais faktais paremta knyga, bet nesako, kad čia istoriškai... kad pasakoja kažkokią tikrą istoriją. Čia tiesiog yra pasiremta istorijos laikotarpiu, pasiremta lokacija, ta ligoninė ir kai kurie veikėjai, kurie toj knygoje yra, tai jie tikri tenais daktarai, veikėjos kai kurios tai taip pat irgi tikrųjų egzistavo. Tikrai labai skaitėsi labai greitai ir labai buvo įdomu ir aš jau link pabaigos tos knygos ėjau ir galvoju, nesibaig, aš noriu dar bent 100 puslapių, kas tikrai retai būna, dažniausiai būna, ar gali jau greičiau pasibaigti šitą knygą, bet tikrai labai patiko ir tikrai būčiau dar 102 paskaičių šitos istorijos ir tikrai norėtųsi sužinoti daugiau po tos pabaigos knygos, kas galbūt galėjo įvykti ir panašiai. Tai labai įdomiai, labai puikiai, manau, sujungta istorija, istoriniai elementai, tikri faktai su fikcija ir taip pat su supernatural, tokiais fantastikos elementais, bet jie neužgožia. Čia to istorijoje yra mergina, kodėl jinai papuola būtent į tą ligoninę, į tą beprotnamį. Dėl to, kad jinai mato negyvus žmonės, gali su jais komunikuoti ir aišku, tais laikais, tave iš karto ją tėvas nuveža ir atiduoda į ligoninę tą, bet nors jai 19 gal metų jau to knygoje. Tai tai tie tokie vaiduoklių elementai tikrai nepadaro šitos knygos kažkokia fantastikos, būna kartais skaitai, nežinau, labai gal nesusijungia ar kažkas tokio, bet toks balansas visų šitų dalykų labai puikus ir labai patiko ir tikrai labai rekomenduočiau šitą knygą. Ir dėl to po to paguglinus pamačiau, kad ir filmas sukurtas pagal šitą knygą, tai iš karto pabaigiau knygą ir susiradau filmą ir filmo viena pagrindinių veikėjų, tai taip pat ir režisavo tą filmą, tai būtų Melanie Laurent ir filmas, knyga geresnė. Čia dažniausiai galbūt tai būna, kad, knyga buvo geresnė. Filme daug tokių situacijų, kurių nebuvo knygoje, tokių išplėstų dalykų ir tokie momentai, kurie knygoje atrodė labai galingi, labai tokia emocija tokia stipri ir tikrai atrodė vedė tą knygą į priekį. Filme atrodė tokie, įvyko, buvo. Tai taip kažkaip tas gaila buvo, bet neblogas ir šiaip ir filmas. Visai susižiūrėjo gerai ir visai irgi rekomenduočiau pažiūrėti. Tai taip pat tokiu pačiu pavadinimu The Mad Women's Ball. Aš kaip ir praėjusio įrašo metu sakiau, jau buvau parsinešus namo tokią knygą, nes mane patraukė ant viršelio gražių japonų nuotrauką. Wow, kaip nustebino. Tai nuotrauka vyrų labai graži, bet knyga tai ganėtinai liūdna.
Čia yra apie laikotarpį Japonijoje antrojo pasaulinio karo pabaigoje, tai yra nuo 44 metų rugpjūčio, kai pradėjo formuoti kamikadzių būrius. Ir abu du pagrindiniai rašytojai buvo ir viršininkai tų būrių, nes knyga išleista 53 metais, tai gana greitai po visų tų tikrų įvykių. Ir jie rašo, kaip tie jauni vyrai patys savo norų, vien dėl noro išgelbėti Japoniją, nes jau visiškai buvo kritinis momentas, jie suprato, kad karo tikrai nelaimės, ryžosi nusižudyti su lėktuvais, atsimuždami į priešo laivyną, į linijinius laivus. Ir plus man labai patiko, turbūt ne tas žodis, buvo įdomu tai, kad buvau skaičius apie povandeninius kamikadzes. Tai yra tuos, kurie taranuodavo su mažais torpediniais laiveliais povandeniniais. Tai galvoju, paskaitysiu ir apie lakūnus. Tai iš tikrųjų knyga man labai patiko. Labai autentiška knyga, nes yra pabaigoje nemažai tų pačių kamikadzių laiškų į namus, kurie rašo tėvam tuos paskutinius atsisveikinimo laiškus. Yra labai daug nuotraukų iš pačių įvykio vietų, tiek amerikiečių nuotraukos darytos, tiek pačių japonų, plus yra išlikę ir dokumentacijos. Tai kam įdomus tas laikotarpis, įdomi tos šalies istorija, tikrai knygą labai rekomenduoju. Tik tais kažkaip šią rytą, kai atnešiau, Viktorija užklausė, kaip, knyga tikrai patiko, bet kadangi tas laikmetis dar nedaug laiko praėjo po karo, tai galima rasti tokių kaip ir propagandinių elementų, kaip ir kažkokių tai save teisinančių straipsnių, pasakojimų, bet visumoje tai tikrai labai autentiška, labai gera knyga. O aš atsiprašau labai, ir aš kažkur nužabaliau, ar tu nepasakei pavadinimo? Pavadinimą aš sakiau pradžioje, čia yra Ai, Dieviškasis atsiprašau, tai aš vėjas. Taip, Dieviškasis vėjas. Ir rašytojai yra Rikihei Inoguchi ir Tadashi Nakajima. Labai teisingai, nes aš irgi klausau ir galvoju, lyg minėjo pradžioj Jo, pavadinimą, aha. bet man atrodo nepaminėjai dabar. Jo, nes jo norėjęs tokio akcentėlio. Aš dar tik greitai noriu įsiterpti, pamiršau paminėti, kad kadangi mačiau, kad Aurelija perskaitė tą knygą, kur aš skaičiau, mačiau, kad lietuviškai yra, galvoju, pažiūrėsiu, kadangi apie viršelius, tai kaip jinai atrodo lietuviškai. Realiai aš jos su lazda nelieščiau, taip kaip jinai, tas viršelis toks banalus, toksai... Balta suknelė ir pėdos. Jo, toks visiškai, aš tokią knygą pamačius, iškart dėčiau į šoną ir aš net neskaityčiau nei apie ką jinai, man tiesiog iš viršelio būtų visiškai netrauktų manęs. Tai tas toksai momentas, kai galbūt nebereikia man per viršelį knygą smerkt taip smarkiai, nes kokią būčiau nuostabią knygą praradus. Bet dabar tik tais dar pamačiau, kad visgi ši knyga 51 metais pasirodė, ne 53. O aš tą knygą, kai atnešė, tik sutvarkytą, pasirinkau tik dėl to, kad ją, man atrodo, leidykla kitos knygos išleidę. Tiksliai nepamenu, kuri, bet žinau, kad ta leidykla, tu pasižiūrėsi, leidžia tokias kitokias knygas. Tai va, Andrija, arba gelmės. Ją išleido gelmės. Nes galvoju, kad kažkoks vieno žodžio, gelmės. Taip, o gelmių knygos jos dažniausiai būna savotiškos. Ir tada kažkaip pamačiau, kad gelmės. Tada apverčiu, pamatau, kad psichiatrinė, galvoju, imu. Bet viršelis tai ne kažką. Ne, tikrai ne kažką. Ir tikrai viršelio tema aš tikrai nebūčiau jos. Aš net pasižiūrėjau irgi, tai atmeščiau kaip tą pliuškį romaną. Aš tikrai irgi taip, jo, visiškai. aš paguglinau ir pirma mintis buvo, kad pagalvočiau, kad čia romanas ir iš tų labai lengvų, kaip tu sakai, pliuškių ir neimčiau. O šiaip tik knyga iš Andrijos pasakojimo labai mane sudomino. Ir labai lengvai skaitosi. Ir lietuviškai labai gera knyga. Ir gana trumpa, nežinau kiek lietuviškai, bet angliškai gal buvo 200 ten kažkiek puslapių, bet sakau, taip susivalgė, kad gaila, kad tokia trumpa. Bet ir lietuvių panašiai apie 200 ten plus minus keli. Tikrai rekomenduoju. 208 puslapių. Ir žinau, kad jie yra. Manau, kad reikės man ją pasimti. Tikrai kažkaip susidomėjau, dabar dar perskaičiau greitą prašymą ir filmo, ir knygos, tai supratau, kad noriu paskaityti. Puiku. Įkalbėjai. Žiūrėk, kad kitą kartą nereiktų liūdėti, kai Idrė pasakos apie tą knygą. Tikrai. Čia, žinai, kai būna kaip su Gudryco įvertinimai, žinai. Aš tai dabar, kadangi tikrai nieko nespėjau, labai mes čia, kaip minėjom, greitai įrašinėjom ir aš nieko nespėjau naujo nieko perskaityti. Tai tiesiog verčiau Gudrycą ir galvojau, bandžiau prisiminti, kurias knygas aš rinkausi pagal anotaciją, kuris pagal viršelį. Tai pasiėmiau
Guillermo Musso, Mergaitė ir naktis. Tai atsimenu istoriją, kad kažkada knyginė apsipirkinėdama kanceliarinių prekių, aš ją pamačiau ir man patiko viršelis ir aš ją nusipirkau. Kas yra nebaisiai man būdinga, nes aš dažniau pirkdavau vaikiškas knygas. Ankstesniam darbui, savo vaikam pirkdavau vaikiškas knygutes, užduočių kažkokias knygutes, o grožinės literatūros jau labai išskirtiniais atvejais pirkdavau, tai va šitas atvejis buvo. Tai yra istorija apie 1992 prestižiniam licėjui, studentų miestelį įvykstantį nutikimą, kurio galai, grubiai sakant, pradeda lyst 2017 metais alumnų susitikimo metu. Tai tikrai intriguojanti, jinai nepriskiriama prie detektyvų, bet tokio trileriuko truputį yra, tokios intrigėlės, ir knyga man labai patiko. Ir aš ją skaičiau prieš keletą metų ir jinai man įsiminus. Ir ši knyga buvo pirma iš Guillermo Musso knygų, kurią perskaičiau. Po to, galbūt nusipirkau dar porą, galbūt skaičiau iš bibliotekos. Bet vat ir kalbėjom su Aurelija ryte, kad jisai gerai parašytas, jo tikrai geros knygos. Ir būtent Mergaitė ir naktis yra ir serialas. Ir aš jį bandžiau žiūrėti, aš jam suteikiau šansą be reikalo. Nes irgi vėlgi su Aurelija kalbėjom, kad šiaip prancūzų gal visai neblogi serialai būna ir filmai, bet labai nesižiūrėjo, labai nuvylė. Ir kai knyga buvo tiek gera, serialas man gadino nervus. Ir galvoju, ne taip parašyta. Netitinka, nesąmonė. Taip ir būna. Ir tikrai labai serialo nuoširdžiai nerekomenduoju, o filmą čiapkit, skaitykit, mes ją turime abonemente. Bet mūsų mintis, kad prancūzų filmai gana neblogi, tai šiandien 2 kartus nepasitvirtino. Ai, taip. Žinai, nėra tobulų. Kartais ir prancūzam nepasiseka. Tai va, ir kaip ir nėra kitaip. Indruotė. Tai va, aš irgi prisipažinsiu, kad naujo šiam iššūkiui nieko neperskaičiau, dar prisipažinsiu, kad turėjo būti pristatyta visai kita knyga, kurios aš abonemente neradau šiandien ir teko improvizuoti ir pristatyti kitą knygą, bet gerai, kad situacija yra kontroliuojama ir aš turiu knygą ant stalo. Tai knyga sena. Lietuvių autorės Agnė Pačekaja, Dingusio jaunikio paslaptis. Tai viršelis tikrai toksai spalvingas, įdomus, patraukia akį. Ir patraukia akį dar ir dėl to, kad man atrodo buvau ir pirmą dalį skaičius, čia yra antra dalis jau šitos autorės. Ir šita knyga iš tikrųjų labai tiktų atostogoms, kas nori lengvo tokio romano ir jeigu kas dar neskaitė šitos knygos, labai jau gerai siužeto neatsimenu. Bet kas man labiausiai įstrigo, tai kad knygoje daug ironijos, saviironijos, kad autorės iš tikrųjų geras humoro jausmas, tai kas nori tokios knygos, kaip aš sakau, ne visai pliuškės, bet lengvos, tai tikrai labai tinka atostogoms. Aš taip trumpai ir aiškiai. Ir gerai, ir kaip tik tavo laikas primest mums naują iššūkį. Taip, tai iššūkis irgi, kadangi vasara, nesinori kažko gal labai sudėtingo ir turbūt gal netgi bus galima tiesiog paieškoti kažko, kas jau skaityta, matyta. Tai iššūkis yra toks, kad rasti knygą / filmą, bet filmas turi būti geresnis nei knyga. Ta prasme, jo ekranizacija turėjo jums patikti labiau, negu patiko knyga. Aš jau žinau. Tai aš irgi. Aš tai dabar pagalvoju apie tai, kad kaip tik dabar porą knygų pasakėm, kad filmas toks o knyga labai patiko, tai reiks paieškoti. Nes dažniausiai taip ir būna, kad geresnė būna knyga, o filmas dažniausiai būna jau prastesnis. Tai aš ir pagalvojau, bus visai įdomu, kad atvirkščiai. Tai reiškia knyga, bet filmas buvo geriau. Taip. Kad matėt, skaitėt ir tą, bet filmas patiko labiau. Įdomu, reikia pabandyti. Aš iš karto žinau, bet galbūt kažką originaliau reikia sugalvoti, gal kažką dar ir naujo sugalvosiu. Puiku, įdomu. Visada intriguoja šitie iššūkiai, ypač kai nežinai ir sėdi ir lauki, kas dabar bus šį kartą. Tai kol kas labai mes čia įdomiai. Bet tai spėkit, kad žiūrėt Frankensteiną. Bet tu tikėsi, kad bus filmas geresnis? Nors filmas Guillermo del Toro. Tai jau pliusas. Ir jei neklystu, Mary Shelley labai jauna būdama parašė tą knygą. Taip, labai.
Tai va čia dar irgi klausimas, plus, labai blogai nuskambės, bet ta klasika, kuri taip išgirta, ne visada yra mano stiliaus. Tai čia labai didelis klausimas, kaip bus. Įdomu. Čia bus pažiūrėsim. tikrai įdomu, jo. Mhm. Aš irgi taip galvoju. Tai ką, smagiai vėl pasikalbėjom, tikėjomės galbūt, kad užtruksim trumpiau, kadangi neturėjom tiek daug apie ką kalbėti, bet aišku, mes visada randam apie ką pakalbėti ir trumpiau nesigauna. Tai gero mums ir jums skaitimo ir filmų net žiūrėjimo šį kartą, kadangi tokia užduotis ir iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Iki. Iki susigirdėjimo.